Vadinasi eilėraštis How much is the fish? Ir kaip žinia, žuvį įvairių tautų slengai žuvimi vadina įvairius dalykus. Tai padarykime apžvalgą, kasgi yra ta žuvis. Man kilo klausimas iš tikrųjų nuo vaikystės, jau ir tik šiais metais išvydęs tą reklaminį skydą, sugalvojau savo į šitą klausimą atsakyti. Taigi, žuvimi vadina Audi 100, silkę. Ji nardo per Krasnuchos žiotis ir plaukia prie vaizdingo Siemenso maršruto. Audi 100, į Gariūnų dragą pažiūrėti iš pradžių pamarinuoti laiką šalia silkės. Audi 100, drasko padangas ir piešia saulytės ant futbolo stadiono žolytės. Ant Trakų ežero ledo, ant Rūtų darželio, ant sniego angelo. Audi 100, vežta daužta iš Vokietijos silkė. How much is the fish? Dar žuvimis vadina moteris. Jei moteris žuvis, Audi 100 silkė, tai Audi 100 moteris. Laisva ir nepriklausoma kaip LNK, nenuperkama versli ir ambicinga, karjeristė, o ne modelis karjerę fotosesijai. Ji nebegamina vakarienės, beveik nevalgo, rūko daug ir kartais šito dar neatidirbo, nusispjauna. How much is the fish? Žuvimi taip pat ir pinigus vadina. Todėl ir klausiu, how much is $1? How much is £1? How much is £1 of fish? Jei pinigai žuvis, turbūt todėl, kad plaukia iš rankų į rankas, iš rankų į vokelį, iš rankų tarp krūtinių. Iš delno jauno Rastamano per mafiją Šeškinės ir Kaliningrado tarptautinę pas sukilėlius kur nors Irane. Kiekviena suktinė tai granatsvaidis, kurį matysi Rastamane panoramoj. Pinigai žuvis. Jei reikia argumento, kiek įplaukų šį mėnesį turėjai, o kiek iš jų to buvo vertos? How much is the fish? Ne, mes nenaivus, ne, mes žinom tiesą. Mes žinom, kad ne fish and chips, kad ne filečia. Kodėl pas tave skuterį banknotai užsirietę? Užsienį žuvis, tai kokainas, o Lietuvoj tik amfa, ne pirmos jaunystės. Todėl ir atsakau, pabrango silkė, jau tuoj 100 litų gramas. Į galą visą.